Labas, tai kurgi aš esu dingusi? Visiems labai labai smalsu. Į laivus noro grįžti turiu, bet dar laukiu visatos leidimo. Visatos leidimo, jinai čia, žodžiu, išdarinėja visokiausius dalykėlius. Tai kur aš esu dingusi? Pirmiausia, vienas punktas iš mano metų didžiulių, grandiozinių planų, kurie atėjo metų tik viduryje ir apvertė mano gyvenimą vėl aukštyn kojom, beveik įsigyvendino ir aš labai tikiuosi, kad man pavyks nueiti iki galo. Tai aš pradėjau, nieko aišku nenustebinsiu, bet aš pradėjau mokytis. Aš žinau, taip, aš mokausi visada, aš visada paskaitose, aš visada konsultacijose, aš visada seminaruose, taip. Bet aš pradėjau mokytis tam, kad turėčiau dar vieną diplomą ir tam, kad galėčiau suteikti savo daugiau naudos, išskleisti savo talentus, kuriuos žinojau, kad turiu jau prieš gerus 10 metų, bet vis dar su jais eksperimentuoju, tačiau nesu viską įvaldžiusi. Ir kad galėčiau jums padėti ir turėti ir daugiau paslaugų ir nerti dar giliau su jumis kartu į gylius, į jūsų sielos gylius. Visai netrukus turėsite tokią akciją, atrakciją, galėsite ateiti pas mane už visiškai simbolinį, nežinau, 3 eurų, 5 eurų mokestį dėl taro kortų konsultacijos, nes man reikės praktikos oficialios. Žinote, kad taro kortą savo dėlioju ir tik savo, išoriai nedėliodavau. Dabar aš jau to mokausi oficialiai, nors esu tikrai susipažinusi ne su viena knyga, informacija, paskaitų turėjus, tikrai, bet vis kažkaip tai nedrįsdavo eiti iš to kelių su angelų kortomis, labai puikiai esu jas įvaldžiusi, bet vat su taro kortomis aš kažkaip išoriškai nebuvau pasiruošusi. Apie kitus dalykus, apie kitas konsultacijas tikrai pranešiu šiek tiek vėliau, nes mokslai dar tik tai prasidėjo. Tai va, tai mokausi. mokausi, dirbu ir netrukus galbūt apie tai vėliau, dabar turbūt per anksti gerokai yra. Keliauju link savo šitų 2 užduočių, kurių dar pilnai neįveikiau, neturiu dar tokio galbūt finansinio pagrindo stabilaus jas įgyvendinti, bet aš tikiuosi, kad atsiras galimybės tas savo svajones įgyvendinti. Ir nepamirškite, kad tos mėnuliukės, kurios pateikė man labai daug užsakymų ir angelų žinučių ir kristalų užsakymų, tam, kad norėdamas palaikyti mane, kad aš galėčiau gyvendinti savo